Sveiki visi, mano vardas Motiejus, esu įsikūnusio žodžio kongregacijos vienuolis ir seminaristas. Šiandien kviečiu jūs pasigilinti būtent į tai, kas yra sakramentai. Jeigu ieškotume trumpo apibrėžimo, galėtume sakyti, kad sakramentai yra Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiama Dievo malonė ir kurie mums leidžia tapti vis šventesniais. Vis dar atrodo labai sudėtinga. Pabandykim paaiškinti geriau. Visų pirma, sakėm, kad sakramentai yra Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti. Ar jums nekelia nuostabos, kad nuo apaštalų iki šiandieninio jūsų klebono visi kunigai visose pasaulio kampeliuose iš esmės daro praktiškai tą patį. Krikštija, aukoja mišes, klauso išpažinčių. Atrodo, negi per 2000 metų negalėjom sugalvoti ko nors veiksmingesnio. Ir vis dėlto ne. Nes bažnyčios veiksmingumas priklauso ne nuo jos narių išradingumo, bet nuo jos ištikimybės Kristaus patikėtai misijai. Sakramentai visada buvo ir bus bažnyčios veikimo centras, nes jos įsteigė pats Kristus. Kristus norėjo iki pasaulio pabaigos atleisti žmonėms nuodėmes, todėl įsteigė kunigystę ir liepė kunigams klausyti išpažinčių. Norėjo iki pasaulio pabaigos pasilikti tarp žmonių ir maitinti jos dvasiniu maistu, angelų duona, savo paties kūnu ir krauju. Todėl įsteigė Eucharistiją. Ir taip su visais sakramentais, kurie yra Kristaus įsteigti ir patikėti jo bažnyčiai, kad ši padarytų visų laikų ir visų tautybių žmonės jo atnešto išganimo dalininkais. Ir bažnyčia iki pasaulio pabaigos visose žemės kampeliuose vykdys šitą Kristaus paliepimą. Sakome taip pat, kad sakramentai yra ženklai. Ženklu vadiname kokį nors dalyką, kuris mums kalba apie kažką kito negu jisai pats. Tarkim, kai matome kelio ženklą, negalvojam, koks įdomus šitas raudonas apskritimas su baltu stačiakampiu viduryje. Ne. Matydami šitą ženklą suprantame, kad jis reiškia, jog čia negalima važiuoti. Sakramentai tuo tarpu yra malonės ženklai. Tai, ką jie reiškia, yra Dievo malonė. Kai mes matome sakramentus, žinoma, čia ir dabar Dievas daro gerą žmogui, kuris juos priima. Bet sakramentai yra nepaprasti ženklai. Sakome, kad jie yra veiksmingi malonės ženklai. Jei, tarkim, matome picerijos iškabą, vien ją matydami nepasisotiname picą. Picerijos ženklas tik nurodo, kad ten yra gaminamos picos. Tuo tarpu sakramentai ne tik reiškia malonę, bet ir ją suteikia tam, kuris juos priima. Tarkim, išpažintis ne tik reiškia Dievo atleidimą, bet išpažintyje iš tiesų įvyksta Dievo atleidimas. Kiekvieną kartą, kai kunigas teikia išrišimą tam, kuris išpažino savo nuodėmes, Dievas jam atleidžia. Kalbant apie sakramentų veiksmingumą, turime atkreipti dėmesį į vieną labai svarbią detalę. Nežinau, ar jums yra kada tekę girdėti šį terminą, bet bažnyčia moko, kad sakramentai yra veiksmingi ex opere operato. Ką reiškia šitas latiniškas terminas? Ogi tai, kad sakramentai yra veiksmingi pačiu sakramento veiksmo atlikimo faktu. Sakramentas veiksmingas ne dėl įteikiančio ar gaunančio žmogaus teisumo, bet Dievo galia. Todėl net ir kunigas, kuris būtų didžiausias nusidėjėlis visam pasaulyje, jei jis išpažintyje ištaria, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, nuodėmės yra atleidžiamas. Jei kunigas, kuris būtų didžiausias eretikas pasaulyje, paėmęs duoną, ištarė Kristaus žodžius, tai yra mano kūnas, su intencija konsekruoti, duona tampa Kristaus kūnu. Viena vertus, tai turėtų sužadinti mumise nuostabą Dievo nuolankumu, kuris veikia nepaisydamas sakramentą teikiančio nevertumo. Kita vertus, tai turėtų mums padrasinti artintis prie sakramentų, nesvarbu, kas juos teikia. Juk į bažnyčią sekmadienį einame ne todėl, kad mišias aukojantis kunigas mums pasirodė labai simpatiškas, bet todėl, kad sakramentuose veikia pats Kristus. Taigi sakramentai yra Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiama Dievo malonė ir kurie mums leidžia tapti vis šventesniais. Šių veiksmingų malonės ženklų bažnyčioje yra 7. Krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, atgaila arba, kai mes labiau įpratome vadinti, išpažintis, ligonių patepimas, kunigystė, šventimai ir santuoka. Kas nors galėtų paklausti, kodėl būtent 7? Atsakymas paprastas, Jėzus įsteigė tik 7 sakramentus.
Nes 7 pilnai užtenka sielos gyvenime. Mūsų sielos gyvenime, kaip ir kūno gyvenime, pirmiausia, turime tam tikrą prasme gimti, o tiksliau atgimti iš nuodėmės, su kuria ateiname į šį pasaulį. Atgimti iš nuodėmės, kuri yra sielos mirtis. Krikštas yra tas sakramentas, kuris leidžia mums atgimti, nuplauna gimtąją nuodėmę ir visas kitas nuodėmės ir leidžia mums tapti Dievo vaikais. Atgimę mes turime augti ir sutvirtėti, kad mūsų siela taptų stipri. Ir tai vyksta per sutvirtinimo sakramentą, kurio gauname šventosios dvasios dovanas. Kad mūsų siela išliktų gyva ir neprarastų jėgų, turi maitintis dvasiniu maistu, kurį randame Eucharistijos sakramente. Galiausiai mūsų siela kartais suserga, kartais pasigauna sielos ligų, kurios yra nuodėmės. Kartais tas ligos būna netgi mirtinos. Mūsų sielai yra būtini dvasiniai vaistai, dvasinis pageidimas, išpažinties sakramentas. Bet kadangi Jėzus gydo ne tik sielas, bet ir kūnus, jis įsteigė dar vieną sakramentą, kuris padeda ne sielos, bet kūno ligose. Šis sakramentas suteikia jėgų iškęsti ligą ir, jei tai naudinga sielai, netgi pasveikti. Tai yra ligonių patepimas. Išvardinome 5 sakramentus ir atrodo, kad šitam palyginime su kūno gyvenimu jų jau užtenka kiekvienam sielos gyvenimui. Bet mes žmonės negyvename po vieną, gyvename bendruomenėje. Kad padėtų mums gyventi kartu, Kristus įsteigė dar 2 sakramentus. Šventimus, kuriais pašventina naujus kunigus, kad jie vestų bažnyčią, teiktų sakramentus ir padėtų jai dvasiškai augti, ir santuoką, kad būtų šeimų, kurios yra būtinos, kad daugėtų bažnyčios narių. Visi sakramentai yra būtini, nors ne visi yra būtini kiekvienam. Tarkim, kas priima kunigystės sakramentą, nepriims santuokos sakramentą. Bet yra 2 sakramentai, kurie yra ypatingai svarbus kiekvienam, jei norime būti šventi, jei norime būti laimingi, jei norime išpildyti tai, dėl ko buvome sukurti. Išduosiu jums paslaptį, kurią turite įsidėmėti visam gyvenimui. Paslaptį, kurią savo gyvenimais ir žodžiais mums atskleidė praktiškai visi dangaus šventieji, bet kurią vis dar kartais neskubėjom pasinaudoti. Tai labai paprasta. Jei norime būti šventi, turime dažnai eiti išpažinties ir dažnai priimti šventą komuniją. Dažnai ir gerai, tinkamai pasiruošti. Bet dažnos išpažinties ir dažnos komunijos neįmanoma tapti šventu. Šie 2 sakramentai yra tarsi sparnai, kuriais galime pakilti dangų. Ir būtų apgailėtina tikėtis, kad įmanoma skristi be sparnų. Ir negalima išpažinties eiti 1 kartą metus, juk jei norime, tarkim, turėti švarius drabužius, negana jos plauti 1 kartą metus. Kas nori turėti švarius marškinius, nelaukia, kol jie visiškai susiteps. Bet vos tik pamato mažiausią dėmę, jos išskalbia tą pačią dieną. Net jei per stebuklą pavyksta neišsitepti, vis tiek kartas nuo karto skalbiame savo rūbus, kad išliktų švarus ir kvapus. Lygiai taip pat ir su mūsų sielomis. Jei norime, kad jos būtų švarus, turime dažnai jas plauti išpažintyje. Kaip dažnai? 5 kartą per mėnesį. Dar geriau kas 2 savaitės. Bet ir kas savaitė nėra per daug. Tad šiandien tiek. Jei norime būti šventi, turime dažnai eiti išpažinties ir dažnai priimti šventą komuniją. Tai laimina jūs Dievas ir tas teikia didelį pasitikėjimą jo įsteigtais sakramentais. Su Dievu.